Sveiki, mano vardas Greta Rech ir pagaliau grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą Am I the Asshole. Suprantu, jog dauguma jūsų labiau nori tikri nusikaltimai video, tačiau žmonės, kurie atsiuntė savo e-mailus būtent šiai temai, laukia šio video turbūt daugiau nei mėnesį, jeigu ne daugiau nei kelias mėnesius, atsiprašau. Todėl iš pradžių nusprendžiau, padarysiu šį video, o kitas bus tikri nusikaltimai video. Ir aš jau turiu netgi bylą pasiruošusi. Kitka, turiu keletą kitų projektų, visiškai nieko nesusijusių su video darimu, tačiau dėl to neturiu labai daug laiko ir aš svarstau, jog šis Am I the Asshole turbūt bus paskutinis. Bet žinoma, pilnai nuspręsiu išgirdusi jūsų komentarus, ar norite šios temos, ar norite tik tai tikri nusikaltimai, ar norite tikri nusikaltimai ir istorijos iš pasaulio. Žodžiu, visas savo nuomonės rašykite komentaruose. Ir kadangi aš taip ilgai nebuvau priešais kamerą, visiškai pamiršau, kaip kalbėti ir jo. So, be ilgų kalbų, kadangi aš nieko nematau, man reikia akinių, be ilgų kalbų pradėkime. Dar vienas dalykas, noriu atsigerti, nes jau karšta darosi. Mineralinis vanduo, atsiprašau, jeigu girdėsit. Pirma istorija. Ir čia bus update'as iš praeito video praeitos istorijos, kur OP pasakė, jog turėjau draugę Giedrę, kuri taip pat turėjo draugę Liną. Ir ta Lina nebuvo OP's draugė, bet ji buvo draugė su Giedre. Ir kai Lina nerado jų parduotuvėje, ar tai reikėjo jam ten sekioti iš paskos, Lina užpyko ir tikėjosi kažkokio tai atsiprašymo. Tad turime update'ą apie tai. Tai mokslus mečiau, nes galiausiai nebepatiko ir nebemačiau tame savęs, tai galiausiai po to įvykio su Lina išvis nebebendrauju, nes, tave užblokavogi. O su Giedre mes labai gerai sutarėm ir dažnai susitinkam. Ir pasakė, kodėl Lina supykusi. Ogi todėl, nes Linai atrodo, kad aš pasiemu visą Giedrės dėmesį mokykloje. Nors visada Lina su ją bendraudavo mokykloje, o aš visur būdavau viena ir leisdavau bendrauti joms. Ir nesikišdavau. Geriau pabūsiu viena, nei bendrausiu su tokiom kaip ji. Nes nesu ta, kuri leistų į subinę ir tikrai dėl to neatsiprašysiu. Nes kam save žeminti dėl to, ko nesu kalta. Būtent. Be to, džiugu matyti vėl video. Džiugu, jog viskas susitvarkė ir jog pagaliau neturiu tokio pavydaus ir vaikiško žmogaus savo gyvenime. Nenusileiskite tokiems, žmonės sugeba užpykti dėl įvairiausių nesąmonių šūdniekių. Vietoje to, kad tiesiog atsisėsti ir pasikalbėti, kaip jie jaučiasi. Tai yra jų tėvų darbas išmokinti, kaip sveikai išreikšti savo emocijas, o ne jūsų. So yeah. Nežinau, kas čia buvo, bet eikime toliau. Antra. Labas Greta, aš visai nesenai atradau tavo video ir nuo to laiko visus žiūriu ir man labai patinka. Džiugu. Esu 32 metų moteris ir noriu papasakoti savo istoriją ir paklausti patarimo. Žinau, kad dažnai psichologinės bėdos ateina nuo pat vaikystės, o aš iki šiol nesusitvarkau su jomis ir tai lydi mane visą gyvenimą. Šeimoje augome aš ir brolius. Mus augino viena mama. Karts nuo karto būdavo koks nors vyras jos gyvenime. Mano mama visada būdavo labai šalta su manimi. Niekada nejaučiau jos meilės, jokio fizinio kontakto arba gražių žodžių. Dažni kaltinimai, kokie aš nevykėlė ir palyginimai su kitais jos draugių vaikais. Broliai jį mylėjo labiau, bet jam augant, ji taip pat ir su juo pradėjo elgtis. Mano mamos vaikystė labai sunki. Alkoholikai tėvai, vaikų globos namai, smurtas. Ir aš bandau ją pateisinti, kad jai buvo dar sunkiau nei mums, todėl ji tokia. Bet kai tapau pati mama, turiu 2 berniukus, man labai sunku ją suprasti. Mane visą gyvenimą lydi netinkami sprendimai, nepasitikėjimas savimi, netinkami partneriai, kuriuose ieškojau meilės. Mes visi tokių klaidų pridarėm. Jep, visi. Bet iš klaidų mokomės. Esu lankiusi ir psichologą ir siūliau mamai kartu lankyti, bet ji nenori nieko keisti. Ir iki šiol ji nepripažįsta, kad tokie, kokie mes tapome, yra jos kaltė. Aišku, ir aš, ir brolius esame normalūs, dirbantys žmonės, negeriam ir nesame asocialūs, bet kaip ir mama sako, netapome niekuo. Mane iki šiol labai žaidžia, kai jis sako, nesuprantu, į ką tu tokia, arba kaip galėjai pasirinkti tokį vyrai, nors pati visą gyvenimą man rodė tokį pavyzdį. Tai pirmiausia, kol aš nepamiršau savo minties, tave užaugino ne vien tik tai tavo mama, bet ir tave visa supanti aplinka. Tai galėjo būti mama, tai galėjo būti kaimynai, draugai ar netgi tie patys partneriai sugyventiniai.
Todėl, kai jis sako, kad į ką tu tokia, tai žiūrint, ar tu perėmei tą bruožą iš kokio nors pozityvaus gero žmogaus, ar tu perėmei tą būtent bruožą iš mamos, ar dėl to tu tokia, ar tu išmokai šio dalyko, ar kaip elgtis, ar kaip mąstyti iš kažkokios tai kitos vietos. Jesus Christ, mane taip filmai užaugino. Aš buvau labai ramus vaikas, pasadindavai mane priešais teliką ir taip visą dieną galėdavau prasidėti. So, mane užaugino telikas. Aš tikrai myliu savo mamą, bet kartu ir daugiausia nuoskaudų jaučiu jai. Esu ištekėjusi ir dažnai su savo vyru būnu šalta. Galiu savaitėmis neprieiti, neapsikabinti ir todėl dažnai šeimoje būna krizė. Jei jis man pasako, kad visai manęs nemyli, noriu tiesiog skirtis ir bėgti kaip visada ir dariau. Tai gali būti tavo mamos elgesys arba kažkoks tai coping mechanism, kur kai tik tai pasijunti, jog tave kažkas tai emociškai slegia, tu nori pasitraukti, fiziškai pasitraukti iš tos situacijos. Ir mes visi taip darome kartais. Kartais reikia pabėgti, atsitraukti, pakvėpuoti ir tada grįžti atgal ir nusiraminus toliau tęsti diskusiją. Taip pat vyresnį sūnų pagimdžiau jauna ir nejaučiu jam tokios meilės ir dabar apsikabinu ar pabučiuoju tik dėl to, kad reikia, o ne dėl to, kad noriu. Tiesiog nenoriu, kad jis jaustųsi taip, kaip aš vaikystėje. Vienintelis žmogus, kurį be galo myliu ir turiu fizinį ryšį, yra mano mažylis, kuriam 2 metai. Jį tiesiog dievinu. Gal gali tu ir tavo žiūrovai patarti man, kaip atsikratyti tų nuoskaudų, kaip perlaužti save ir pradėti pasitikėti žmonėmis ir juos mylėti. Nes man atrodo, kad apart savo vaikų ir brolio, aš nemyliu visiškai nieko. Ačiū. Sunku pasakyti iš tikrųjų, nes aš tikrai nesu terapeutė, psichologė. Turbūt lengviausia yra vis dėlto mėginti priversti tavo mamą susiprasti ir pagaliau atsiprašyti, jeigu tu būtent ieškai to atsiprašymo iš jos, tačiau net jeigu jį tai ir padarytų, kas tada? Kas po to? Jeigu jį pradės lysti su tais visais apsikabinimais ir, aš tave myliu, aš atsiprašau, ar tai tau padės pačiai pradėti, pasitikėti žmonėmis, kaip sakei, jausti tą meilę kitiems žmonėms, ne vien tik tai 3 žmonėms. Ar bus maždaug kažkas tokio, kad mama norės apsikabinti ir tu maždaug, po galais, kam aš jai padėjau, dabar jinai lenda kas 5 minutės, bando mane čia apsikabinti ir bučiuot, eikžia. Jeigu tavo mama nenori keistis, arba mano, jog taip yra gerai jai, tai jos ir nepakeisi, jos nepriversi eiti pas psichologus ar pasakyti myliu tave dažniau nei kartą į metus. Ką aš galvoju, čia tik tai mano idėja, nes aš ne psichologė, jog tavo mama galbūt pagimdė tave, kai buvo labai jauna ir dėl to, jog turėjo auginti vaiką, praleido labai daug dalykų gyvenime. Negalėjo kažkur tai nukeliauti, kažką tai padaryti, su kažkuo tai susitikti, nes turėjo prižiūrėti vaiką. Ir dėl to neturi tos meilės tau, kaip tu neturi tos meilės vyresniajam sūnui, kadangi ir pati pagimdėjai jauna. Nežinau, kiek jauna, tačiau ir praeitame video sakiau, jog kai kurios žmonės, kurios susilaukia vaikų, būdami labai jauni, galvojo, jog būtent dėl tų vaikų pražiopsojo savo jaunystę, young 20s, mid 20s. O gal tavo mama iš tikrųjų nemačiusi meilės, tiesiog nemokėjo parodyti ją tau ir tavo broliui. Tai atrodo kaip 2-3 kartų trauma, kurią tikrai teks aptarti su psichologu daugiau nei kelis kartus. Ar netgi pasikviesti ir vyrą, jog ir tavo vyras suprastų, kodėl taip ilgiesi, kodėl taip mąstai, kodėl taip jautiesi ir ką jisai gali padaryti, jog pagerintų jūsų abiejų santuoką ir apskritai jūsų abiejų gyvenimą. Ir kita santuoka yra kaip darbas, abi pusės turi dirbti. Nežinau, savaitgaliais išvažiuokite kažkur tai tik tai dviese, atraskite tą kibirkštėlę, tą romantiką vėl. Fiziškai vienas kitą atraskite, kokį masažą vienas kitam padarykite, ar kažką tai, I don't know. Mes visi esame skirtingi ir mūsų meilės kalba yra skirtinga. Vieniems tai gali būti tiesiog žodžiai, pagirimas, padrasinimas, kažkoksai tai, kitiems gali būti prisilietimas, ar apkabinimas, ar pabučiavimas, ar tiesiog padėti ranką ant kelio, kai žiūrit filmą. Treti iš vis nieko nemyli, o ketvirti myli tik tai save. Svarbiausia ir labai pagirtina, jog žinai, kas yra negerai ir jog nenori būti
kaip tavo mama ir dėl to mėgini kažką tai daryti. Ar tai būtų siekti patarimo, ar eiti pas psichologus, terapistus. Nežinau skirtumą tarp jų dabar, nes angliškai skiriasi jie kažkodėl tai. Ir žinoma, kaip prašėjai, tikiuosi, kas nors iš mano žiūrovų turėjo ar panašią, ar lygiai tokią pačią situaciją ir turės geresnių patarimų nei aš šiuo metu, kadangi dabar jaučiuosi šiek tiek užstrigusi. Nežinau, ką aš daryčiau, nes tai priklausytų, žinoma, nuo mano mamos, mano partnerio ir nuo manęs pačios, žinoma. Sėkmės su tuo. O and also, rinkis šeimą, o ne mamą. Nenori keistis, nenori seno šuo naujų triukų išmokti, ir nereikia. Trečias. Update iš praeito video paskutinės istorijos. Santykių pabaiga buvo, kad mylėjau jį, bet vis mažiau. Nuolatinė nepagarba, pažadai, ignoravimas, melas, buvimas su kitomis merginom, o vyšnė ant torto – bandymas mane kaltinti ir sumenkinti dėl to, jog jam neatsiduodu. Kitaip pasakius, man jau buvo nesikeikiant visiškai pochui, bus jis su manim ar ne. Man tai pofik, aš tai galiu keiktis. Šiaip nereikėtų, nes nežinau, kiek nepilnamečiai žiūri mano video. Žinoma, kartais pagalvojus, kad būdama 15 metų mergina nebuvau tokia kvaila ir naivi. Ir šaunu, ir man regis aš tave dėl to praeitame video gyriau. Taip pat nepaminėjau, kad po tų santykių norėdama tai pamiršti, žinoma, bendravau su keliais vaikinais. Labai sekėsi, nes jų tikslas buvo toks pats. Galiausiai nustojau tai daryti ir tiesiog susikoncentravau į save. Nevengiau ir alkoholio su dar keliom likusiam draugiam ir draugais. Be abejonės turėjau dvi asmenybės. Namuose buvau geras pavyzdingas vaikas, kuris nesikeikė negerio, o už namų buvau kitokia. Tėvai visiškai nieko nežinojo apie tai. Bet tai tikrai netruko ilgai, nes supratau, kad aš nenoriu taip gyventi ir nuvilti savo du brangiausius žmonės. Ir tuo metu atsirado žmogus, kuris pats neprašytas ar nelauktas atėjo į mano gyvenimą. Nenorėjau iš jo visiškai nieko rimto ir man jau neberūpėjo jokie santykiai, bet nežinodama kodėl, jam vis labiau atsiverdavau, išsipasakodavau. Mačiau jį tik kaip labai gerą draugą. Kartais paflirtuodavau su juo, bet iš to flirto gavosi taip, kad jau 6 metai esame kartu. Matai, visai faina paflirtuoti su kažkom, tai kas į kelnes nelenda iš karto. Ne, bet iš tikrųjų nereikia išmesti visus žmonės pro bortą, vien tik tai todėl, jog vienas ar keli žmonės jums kažkada tai padarė kažką tai blogo. Mes visi mokinomės iš klaidų ir aš labai džiaugiuosi, jog tavo gyvenime palaukiai ir pagaliau sulaukiai. Ketvirta. Sveika, noriu parašyti savo šiknių-šiknės istoriją. Labai ilgai galvojau rašyti, bet išdrįsau, taigi pradėkime. Labai noriu išlikti anonime, of course. Mano istorija, mes su viena mergaitė, pavadinkime ją Sofija, bendravome ilgą laiką, iki kokių 12 metų. Tada jai ir jo šeimai kažkas viduje nutiko ir ji nustojo su manimi bendrauti ir pradėjo bendrauti su mano kita drauge, pavadinkime ją Lina. Mes lankėme visos tą pačią mokyklą, tik aš metais už ją vyresnė. Po kurio laiko ji pradėjo iš manęs tyčiotis, pradėjo persekyti mano mamą, laukdama, kol ji grįš iš darbo. Kokio velnio? Patyčios nesiliovė ilgą laiką. Mokyklos administracijai tai nereagavo. Tada mano mama man patarė. Kai tik jį pradės iš tavęs tyčiotis, tu paimk telefoną ir įrašyk balso įrašą arba video padaryk, kad turėtum kaip įrodymą. Tai aš ir padariau. Tada susirinko visa mokyklos administracija, auklėtojai, jos tėvai, ji ir mano mama. Aš tame posėdėje nedalyvavau dėl savo emocinės sveikatos, nes esu be galo jautri ir mano mama atstovavo mane. Tuo metu, kai vyko visą tai, ji buvo 9 klasės mokinė, aš buvau 10 klasės mokinė. Taigi mama parodė tuos video, balso įrašus, kuriuos aš padariau. Ir spėkit, mokyklos administracija bei jos klasės auklėtojas ir jos tėvai buvo už ją ir nepatikėjo įrodymais, nes sakė, jog visa tai yra padirbta ir ne jos balsas, ne ji taip daro. Galiausiai pasikvietė mane mokyklos administracija ir pasakė arba kesk patyčias, tai 11-12 klasė, arba susirink daiktus ir išeik iš mokyklos. Taigi aš susirinkau daiktus ir išėjau iš mokyklos. Taigi, ar aš būčiau šiknė, jei šitą istoriją paviešinčiau anonimiškai internete, kad kiti mokiniai žinotų apie šią mokyklą, kaip jį reaguoja į patyčias? PS. Plus, mano nuotraukos be mano leidimo buvo paplatintos seks portale ir tai padarė Sofija. Reikia įrodymų dėl to, žinoma.
PS. Patyčios nesiliovė iki šios dienos. Vat, ji dar sutikdama mane vis tyčiasi, rodo netinkamus gestus, nors dabar man yra 23, o jai 21-22 metai. Atsiprašau už gramatinės klaidas. Ačiū, jei mano istoriją perskaitysi, lauksiu tavo patarimą, tavo kuriami video yra patys nuostabiausi. Ir yay, thank you. Tai šitas visas patyčios maždaug jau pas tave apie 10 metų vyksta. Ir kaip suprantu, galbūt ši mokykla po 10 metų arba pasikeitė kažkas tai joje, arba pasikeitė galbūt mokytojai, ar kas nors iš administracijos ir dabar mokykla žiūri į patyčias kiek rimčiau, negu žiūrėjo, kai buvai mokinė. Ir kitka, ar tau tikrai iš to bus geriau, jeigu paplatinsi šią istoriją internete. Nes visų pirma, tai ne mokykla, ne auklėtojai, ne administracija kalti, o Sofija kalta. Todėl tu turi konfrontuoti ją. Kas nutiko tarp jos tėvų ir tavo tėvų? Kas nutiko, kodėl jį persekiojo tavo mamą, kodėl jinai tyčiasi, kodėl jinai apkalbinėja tave iki šios dienos. Taip pat sakė, jog tavo draugė Lina bendrauja su Sofija. Tai ar negalėjo Lina kada nors paklausti, hei, kodėl taip elgiesi? Kartais tiesiog reikia per bendrus pažįstamus pasakyti, kad hei, yra toksai žmogus ir tu bendrauji su tų žmogum ir aš nesuprantu, kodėl jinai taip elgiasi su manim. Ar galėtum, nežinau, pasakyti jai, kad, ei, žiūrėk, 21, 22, 23 metai. Jau nebe maži vaikai, nebe darželis ir tokios nesąmonės iš tikrųjų tik tai parodo, koks idiotiškas, vaikiškas mąstymas pas tą Sofiją yra. Tad galbūt galima atsisėsti gražiai su draugais, su žmonėm, kad nieko neįvyktų ir pasikalbėti. Kodėl, juk buvome draugės, kas nutiko? Šiaip smalsu, kodėl taip elgiasi ir norėtųsi sužinoti kodėl, bet jeigu ir nesužinosi ir jinai tiesiog yra absoliuti šiknė ir galvoju, jog tu esi labai, easy target, lengvas taikinys, tai kitą kartą, kai pamatysi ją mieste, irgi ten kokį. Ne brutaliai, ne kažkaip tai žaidžiančiai, bet tiesiog žaismingai, kad maždaug, šį man įrodai, ačiū. Ačiū. O Jezu, tau dėmesys nuo tavęs, tai tiesiog, o Jezus, tu man. Kantrybės tau. Labas Greta. Labas Kornelija. Daugiau istorijų neturiu šiuo metu, kurios galėčiau atsiųsti, bet užtat turiu update. Dėl savo praeitos istorijos su dėdė, jei pamini, tikrai buvo šlikštu net man klausytis, kaip skaitai, nes tai tikrai nepateisinamas elgesys. Plus mano dėdė turi žmoną ir 2 vaikus, mano pusseserė ir pusbrolis. Ir taip elgtis tikrai yra nelegalu, net jei galiu taip išsireikšti. Per kitą šeimos susitikimą tikrai aprieksiu tiek mamą, tiek dėdę, nes šitą istoriją teks prisiminti ilgai ir čia tikriausia trauma. Jep. Rėkti tikrai nereikia, geriausiai yra parodyti žmonėms, jog moki tvardytis ir tiesiog pasakyti, jog atleiskite, tačiau man nėra malonu būti tame pačiame kambaryje kaip ir dėdė, vien dėl to, ką jisai mėgino padaryti praeitą kartą. Ir taip pat nemanau, jog mano pasitikėjimas mama greitų momentų grįž, kadangi aš jį mėginau pasakyti vieną, o jinai visiškai manimi nepatikėjo. Nes jeigu aš pasakyčiau savo mamai, kad kažkas panašaus tokio nutiko ir mano mama nepatikėtų manimi, aš daugiau jai nenorėčiau nieko sakyti. Bet tikiuosi, kad tavo dėdė tikrai nuoširdžiai atsiprašys ir gal nustos gert. Bet skaitinam šią baisią istoriją ir grįžkime prie istorijos su Nedu. Ar pameni, kur pasakoju apie tą iškrypėlį iš jaunimo centro? Daugas turbūt jau pamena. Tai čia bus toks kaip mini update. Mini tokia kaip istorija, kaip galutinis tęsinys. Važiuojam. Pati istorija įvyko nesenai. Pradėjau nuo rugsėjo studijuoti slaugytojos padėjėjos specialybę ir kurį laiką mokiausi nuotoliu. Nuo sausio mėnesio atvykau į bendrabutį, nes prasidėjo praktikos sesijos. Gyvenu kambaryje su 2 kambariokėmis, kurios man yra tarsi draugės, nes jos tikrai bendraujančios merginos. Jas pažįstu nuo praeitų metų, nes praeitais metais irgi gyvenau, bet mes gyvenome atskiruose kambariuose, o dabar gyvename 3. Sutarėme gerai. Kiekviena išsivalome po savęs, susitvarkome ir vakarais prisėdame pasikalbėti ir pajuokauti.
Aš grįžau į jaunimo centrą, o jos jau kurį laiką ten nesilankėm dėl asmeninių priežasčių. Jos pirmosios pradėjo lankytis centre ir būtent jos man apie jį užsiminė. Kiekvieną kartą grįžus į kambarį būdavau nervinga dėl to, kad man reikėdavo matyti tą Nedą. Bet vieną dalyką Nedas vis dėlto sugebėjo iškrėsti. Ir kaip jau supratai, jis tenais lankosi ir toliau sėkmingai knisa man protą. Buvau vieną dieną jaunimo centre ir mes visi savanoriai buvome užimti, nes ruošiamės Valentino dienos šventei. Ir vieną iš vadovų parodžiau savo telefone esantį failą su mano parašytais sonatais. Tiesiog dėl įdomumo parodžiau, kad jei reikėtų kažkokio eilėraščio, galėtų išsirinkti vieną iš jų arba galėčiau parašyti naują. Ir kai vadovė grąžino man telefoną, Nedas iškart prislinko prie manęs, nors sėdėjau toliau nuo jo, spoksojo į mano telefono ekraną. O aš paėmiau ir išjungiau telefoną ir paprašiau, kad atstotų. Grįžusi po to susirinkimo į bendrabutį, papasakojau vienai iš kambariokių šią visą istoriją. Savo kambariokės praminsiu slapyvardžiais Ruby ir Abby. Abby buvo labai šokiruota, nes jos nuomonės spoksoti be perspėjimo į kito žmogaus telefoną yra, ar kompiuterį yra nemandagu. Ne vien tik, kad nemandagu, bet ko dirbi? Problem. Sorry, man šiandien labai gera nuotaika. Aha, yra nemandagu. Abby, jei atsitiktų toks įvykis, ji pasimtų, kaip pati pasakė, dezodorantą ir pripurkštų jam į veidą. Ruby ir Abby padrasino mane eiti dalyvauti ir nekreipti į jį dėmesio, nes tai, ką joms papasakojau, jos abi iškart teigia vieną. Jis nori su tavimi permiegoti. Ir jeigu tau to nereikia, nepasiduok ir nekreip dėmesio ir tiesiog dirbk savo darbą. Kuo daugiau skaitau apie šitą Nedą, apie šitą visą istoriją, tuo labiau man atrodo, jog jisai tai daro specialiai, mėgina tave erzinti, jog jam tai jau patapo kaip kažkoks tai žaidimas. Nes kai kurie manipuliuotojų žmonės tai daro, nes jiems patinka reakcijos, nes jie nori kažką tai gauti iš to. Ir šiuo metu atrodo, jog Nedas tiesiog turi tą tokį vaikų darželio lygmens manipulistinį lygį savo galvoje. Ir jis tiesiog, patimpysiu už kasytės, gausiu biškį dėmesio iš merginos, kuri man patinka. Tiesiog, va taip atrodo jisai man. Ruby dar paminėjo, kad vieną dieną planuoja kartu su manimi nueiti į tą jaunimo centrą ir pasakė, jeigu pamatysiu, kad tas padaras vėl prie tavęs lenda, aš prieisiu ir pasakysiu jam, kad hei you, nelysk. Trumpai tariant, jos abi pasiruošusios mane ginti, nors jos ir metais jaunesnės už mane. Tad aš grįžtu jaunimo centro toliau dirbti, toliau savanoriauti, toliau padėti su renginiais ir nekreipsiu dėmesio į Nedą. Nedas, tiesą sakant, pats nuo manęs atsiribojo. Nebesisveikina su manim, nesiūlo žaisti biliardo ir panašiai, žodžiu, praeina kaip pro sieną. Labai gerai. Bet dabar, jeigu kažkas panašaus pasikartotų, turėsiu užnugarį. Manau, kad čia asshole būtų galima pavadinti Nedą ir daugiau nieko, bet kokia tavo nuomonė? Žinoma, kad Nedas buvo asshole, tačiau jeigu jis dabar stengiasi neniurkyti tavęs, nenervuoti tavęs, tiksliau, gerai. Gal jam tiesiog atsibodo tas neigiamas tavo dėmesys ir jis tiesiog dirba savo darbą? Matot, kai žmonės gali pasikeisti. Ir labai faina, jog turi tokį gerą užnugarį, nesvarbu, kiek metų jaunesnės ar vyresnės, visada yra malonu turėti tiesiog nuostabių žmonės šalia savęs. Ir sėkmės su tais visais savanoriavimais ir being a nurse. Ir tikiuosi jisai suprato ir tikiuosi, kad nuo šiol turėsi daugiau malonių prisiminimų iš šito jaunimo centro. Šešta istorija. Ir aš žinau, kad šis video nebus labai ilgas, nes aš turiu dar turbūt 2 ir čia bus viskas. Labas Greta, labai mėgstu tavo video ir jo žiūriu jau keletą metų. Ačiū už nuostabius vaizdo įrašus. Ačiū Jums. Mano Emaidė Jazo. Visi vardai yra pakeisti. Man 15 metų ir aš lankau mokyklą. Būdama 5 klasėje susiradau draugę. Mes draugavome ir mūsų rate atsirado dar viena mergaitė vardu Amelija. Amelija mokėjo rusų kalbą kaip ir mano kita draugė. Aš rusų kalbos nemokau ir nesumokinu. Amelija, saustėja, vis dažniau pradėjo kalbėti rusiškai tiek kartu, tiek prie manęs. Nuo to labai pavargau ir joms pasakiau, kad man nepatinka, nes aš nieko nesuprantu. Jos man pasakė, kad rusiškai nebekalbės.
Keliams metams praėjus, jos visiškai susigadino reputaciją savo blogu elgesiu, muštynėmis ir Austėja yra porą kartų įkandusi Emelijai. Kas čia dabar pasiutlygęs? Aš jums pasakiau, kad žiūrėkit, man jau darosi nemalonu, jaučiu svetimą gėdą. Jos mano prašymą ignoravo, bet su manimi draugauti nori. Ar būčiau asshole, jeigu jas palikčiau? Laukiu atsakymą. Geros dienos. Ir viena vertus, jos gerbė tavo prašymą ir žiūrint, ar jos tą elgesį, ar jos tave kandžioja. Jeigu ne, tai ne. Jeigu jos yra geros draugas tau, tai jokio tada skirtumo, ką apie jas kalba ar ką jos daro. Galbūt tai tiesiog toksai laiko tarpas, kur reikia išsidūkti, išsikandžiati. Ir aš suprantu, jog tu nenori būti susieta su tokiais žmonėmis, tačiau žmonės mato, jog jos tai daro, ne tu. Tu tiesiog esi pažįstama, draugė. Ir kodėl negalima būti draugai su kažkuom, tai kas yra visiška priešingybė tavęs. Taip pat reikėtų paklausti ir jų, kodėl jos taip elgiasi, ar viskas gerai jų santykiuose, jų gyvenimuose ir ar joms negėda, ar joms visiškai nerūpi, ką kiti žmonės galvoja. Tiesą sakant, neturėtų rūpėti, ką kiti žmonės galvoja, bet spręsti yra tau ir svarbiausia, jog tu spręstum pagal tai, kaip jos bendrauja su tavimi, o ne tai, ką jos daro savo metu, savo laiku, ar tai, ką apie jos galvoja visiškai kiti žmonės. Ir ar tau rūpi, ką tie žmonės galvoja apie jas ar tave. Ok, 7 istorija. Sveika, galvojau, ar rašyti ilgą versiją ar trumpesnę šios istorijos. Tai bandysiu kuo trumpiau, man labai reikia tavo nuomonės į šitą kvailą situaciją. Čia net nėra visiškai my the asshole, čia man tiesiog reikia patarimo, kaip reaguoti į kito žmogaus buvimą asshole. Žodžiu, turiu bičą, jau beveik 4 metai, turim vaiką. Palauk, turiu bičą. Ne partnerį, ne vaikiną, bičą. Ok, nuostabi pradžia. Santykiai mūsų tai kaip amerikietiški kalneliai, bet esmė, kad prieš pusę metų jie buvo žemiausiam taške mano manimu, nes tuo metu buvau jam žemiau šiukšlės, jaučiu. Jis tada vartojo narkotikus, metamfetaminą, negrįždavo namo po darbo, likdavo nakvoti neaišku kur, su kuo, pas ką ir panašiai. Nekeldavo man ragelio po 50 kartų, tiesiog dingdavo. Ir žinoma, aš verkdavau, pykdavau, gadinausi savo psichologinę sveikatą iki maksimumo, bet neprisimenu tikslios situacijos, bet pasiekiau savo lūžio tašką ir pasakiau, kad išsikraustau. Tada, žodžiu, jis manęs prašė, kad likčiau, žadėjo visko ir taip toliau ir likau. Ir viskas po biškį gerėjo, aišku, konfliktėlių buvo, bet ne tiek, kiek tada. Ir dabar santykiai buvo kaip anksčiau, nei labai geri, nei labai blogi, bet į geresnę pusę, žodžiu. Ir aš vieną vakarą iš smalsumo tiesiog pasiėmus jo telefoną, pas mus įprastai vienas kito telefonais pasinaudoti, same here. Tiesiog norėjau pasinaudoti ChatGPT ir dėl įdomumo praskrolinau jo istoriją su ChatGPT. Ir radau, kad prieš pusę metų, tuo laikotarpiu, jis prašė dirbtinio intelekto, kad jis padarytų jo bendradarbės foto be drabužių. Tai va, ką galvoji? Ką galvoju? Čia dar tik tai pusė istorijos, beje. Malonu, jog pasirinko tave ir šeimą, bet jeigu santykiai, kaip rašai, nei labai geri, nei labai blogi, bet į geresnę pusę, tai kam jis liko tada? Kam jisai nusprendė likti šitose santykiuose, jeigu niekas visiškai nepasikeitė po to? Ar jisai bijo, kad jį niekas nepriims, niekas nebenorės daugiau gyvenimą apart tavęs? Dabar dėl tų nuotraukų, dėl to AI feikinimo nuotraukų, šlykštu. Feikin nuotraukas, Vataifa, visada buvo, ne tik, kad šlykštu, blėt, ir bjauru, tai yra nelegalu ir tai yra baudžiama netgi. Esmė tame, kad su tais visais AI daug lengviau padirbti nuotraukas, ar atseit nuvilkti kokią ten darbuotoją, mokytoją, kaimynės dukrą. Ir šita problema iš tikrųjų yra labai didelė Korėjui, kiek aš žiūrėjau vieną dokumentiką ir man regis padarysiu video, jeigu tik tai rasiu daugiau informacijos, nes tai vyksta tikrai daug kur. Ir žmonės vis dažniau ir daugiau naudoja tą visą AI. Pagalvokite, ar jūs norėtumėte,
jog kažkas tai paimtų jūsų nuotraukas ir atseit nuvilktų jūs. O kas jeigu tos nuotraukos bus paviešintos internete? Kaip jūs rodysite, kad tai ne jūsų nuotraukos, pavyzdžiui? Arba apskritai, įsivaizduokite, jog jūsų klasiokas, bendradarbis ar koks nors pažįstamas paėmė jūsų nuotraukas tik tai tam, kad pamatytų, kaip jūs atrodote nuogi su AI pagalba. Šlykštu. Nenormalu čia. Fucking red flag. Protinga pana tai iškart mestų jį. Pasakytų, kad čyteris, bet ašgi labai naivi. Bandau pateisinti tai, kad senai buvo, kad daug pykomės ir panašiai, nors viduje verda koša. Daug klausimų. Čytino? Ar tik pagalvojo? Gal matė ją be rūbų? O gal tik fantazavo? Tai yra vadinama emotional cheating. Viena yra einant gatve pasižiūrėti į kokį ten užpakaliuką maždaug. O, maladės, eina į džimą, žinai, šaunuolė, ten muo. Bet kai tu atsisėdi vakare, prisigeri ar ten nesvarbu, pasiėmė telefoną, kiekvienas žingsnis, kurį jisai padarė, kad pamatytų savo darbuotoją nuogą, čia yra emotional fucking cheating. Emocinis čytinimas, bent jau man asmeniškai. Kas pritarė, dėkit laikus, nes, nežinau, mes tau reikia jį. Kuo greičiau, tuo geriau. Ir aš niekaip negaliu nuspręsti, kaip pasielgti. Jis, žinoma, bando pasiteisinti, kad buvo senai, buvo išgėręs ir panašiai, bet man labai skauda širdį. Plus turim vaiką ir skyrybos būtų sunkus reikalas, bet nežinau, ar sunkesnis negu buvimo šitose santykiuose. Man regis, kad tu jau pati pradedi atsakyti, ar tau likt su juo ar ne. Ir aš niekaip negaliu nuspręsti, kaip pasielgti. Jis, žinoma, bando pasiteisinti, kad buvo senai, buvo išgėręs ir panašiai, bet man labai skauda širdį. Plus turim vaiką ir skyrybos būtų sunkus reikalas, bet nežinau, ar sunkesnis negu buvimo šitose santykiuose. Atrodo, kad jau žinai, ko pati nori. Jau praėjo koks mėnesis. Esu su juo, bet nelabai ką jam jaučiu. Bandau save priversti surasti gerų dalykų, dėl ko jį mylėjau. Bet viskas, ką jis daro, mane pradėjo erzinti, nervuoti, nepatikti. Net nebeliko to gailesčio jausmo, kad jis gal nesupranta visko, ko aš noriu iš jo ir panašiai. Aš jam pasakiau, kad nemanau, kad tave vis dar myliu. Tu man keli blogas emocijas, net ir nedarydamas nieko blogo. Myliu tave ne kaip savo partnerį, o kaip savo vaiko tėvą. Esu su tavimi ne dėl to, nes man tavęs reikia, o dėl to, nes taip yra patogu. Nėra nei tau patogu, nei bus tavo vaikui patogu. Čia buvo antra istorija dėl to, kad mama nerodė jokios meilės. Ir taip gali nutikti ir su jūsų vaiku. Jeigu vaikas užaugs nematydamas jokios meilės, kodėl mamytė ir tėvelis vienas kitam neduoda butuko į žanduką ar kažkur tai kaip tas vaikas sugebės rodyti emocijas, kai jisai pats užaugs. Einam toliau, čia dar ne viskas. Kad man gyvenimo labai trūksta tos kibirkštėlės, to jausmo, kad myliu žmogų, kad galiu dėl jo stengtis, bet nieko dėl to negaliu padaryti. To tiesiog nebėra. Jis tiesiog patylėjo ir sakė, kad pasistengs. Bet aš jau net nebetikiu, kad gali kažkas pasikeisti. Tuo pačiu nenoriu būti narcizė santykiuose ir griauti jam gyvenimą su savo nepasitenkinimu ir vengimu 24 valandas per parą. Esu neviltyje, nenoriu savo gyvenimo praleisti šitame pilkame jausme. Prašau, pasakyk man savo nuomonę. Neutralią, mūsų nepažinodama. Ačiū. Peace. Manau, jau padarai viską pagal tą santykių vadovėlį. Jog stengiasi išlaikyti santuoką, stengiasi jam netgi padėti ir matau, jog tu vienintelė stengiasi šitose santykiuose, neskaičiau, negirdėjau nieko, kad jisai kažką tai darytų. Kai parašai, jog jisai pasakė, kad pasistengs, ar gali jisai bent jau tada, žodžiu pasakyti, kokie bus jo kiti veiksmai, kas bus per stengimasis, pakeisti, ne tai, kad pakeisti, bet pagerinti jūsų santuoką. Nes aš irgi galiu pasakyti, kad aš rytoj tikrai pasikeisiu. Aš nuo rytojaus pradėsiu eiti į sporto salę, nuo rytojaus, pradėsiu sveikai valgyti, maitintis, daryti, gaminti, būtent. Visi gali daug ką pasakyti. Sunku atsakyti, kaip pasielgti, kadangi kai kurios poros išsiskiria ir tada randa soulmates, gyvenimo meilės eilės. Ir pragyvena laimingai iki pat
Kiti išsiskiria ir po kurio laiko supranta, jog padarė klaidą. Tačiau labai daug priklauso nuo jūsų ir kaip jūs abudu norite išlaikyti savo partnerystę. Sakiau santuoką, bet dabar nežinau, ar susituokia ar ne jūs. Mano pasiūlymas būtų gal tiesiog pamėginti pagyventi be vienas kito, kokią savaitę ar mėnesį. Tiesiog pamatyti, kad jeigu jausiesi geriau be jo kasdienio buvimo tiesiog namie, tai kaip ir atsakysiu savo klausimą, kad pakit. Užtenka man vieninteliai stengtis, laikas keistis ir tikrai susirasti gyvenime kažką tai, kas duos tau tą kibirkštėlę, jeigu jisai nebesugeba. Arba pamatysi, kad, arba jisai pamatys, kad pasilgau aš tos moters, reikia man kažką tai pradėti daryti. O dėl vaiko tai priklauso, žinoma, kiek metų, nes kuo jaunesnis, tuo mažiau atsimins. Žiauriai pasakiau, atsiprašau. Bet, žinoma, priklauso kiek metų tam vaikui ir, jeigu koks paauglys, tai galima daug lengviau pasikalbėti. Žinoma, ir nutarti tada, hei, ar tu nori, kad mamytė ir tėvelis lauktų iki kol tau sueis 18, ar vis dėlto leisime išsiskirti ir būti laimingiam su kom nors kitu. Vaikai nėra durni. Jeigu su jais normaliai kalbėsit, jie normaliai ir supras. Man iš tavo parašytos istorijos jau ir taip suprantama, koks bus tavo sprendimas, tačiau galbūt žiūrovai turi kažkokių tai geresnių idėjų negu mano. Ok, ir paskutinė istorija. Noriu patikrinti kai ką. Labas, Kornelija, vėl. Am I the asshole už tai, kad neatsisakiau draugystės su mergina, kurią mano kursiokės laiko neadekvačia. Visi vardai šioje istorijoje pakeisti dėl anonimiškumo. Nesvarbu. Aš 20 metų mergina, beveik metus bendrauju su mergina, pavadinsiu ją Viktorija. Mūsų ryšys užsimezgė internete, TikTok'e, ir per šį laiką tapome geros draugės. Jie yra žmogaus, su kuriuo galiu kasdien nuoširdžiai kalbėtis, juoktis, gauti palaikymą. Jie per pastaruosius mėnesius nenusisuko nuo manęs, o tikrai mane išklausė, padrąsino ir suteikė džiaugsmą, bei pagalbą tada, kada jos man reikėjo. Tačiau nesenai išgirdau, ką apie Viktoriją kalba mano kursiokės. Merginos, su kuriamis mokosi profesinėje mokykloje, slaugytojos padėjėjo specialybę. Jos pasirodo, pamatė mano laivą ir pamatė Viktoriją, su kuria tuo metu vyko TikTok battle. Jos tiesiai šviesiai pasakė per paskaitą prie visų, kad mano draugė neadekvati ir kad veda mane iš kelio, todėl patarė neprasidėti su jam. Tai mane labai supykdė ir įskaudino. Jos niekada su Viktorija nebendravo, nieko apie ją nežino. Jos sprendžia apie žmogų iš nuogirdų arba fragmentų, bet ne iš patirties ar nuoširdaus pažinimo. Aš pasakiau Viktorijai, ką išgirdau. Ji pasakė, to žiurkės nežino, kiek aš jai padėjau, jos manęs net nepažįsta. Gal nuskambėjo ir aštriai, bet aš ją iš esmės suprantu. Nes kai tave apkalba žmonės, kurie net nepažįsta tave, sunku susilaikyti nuo žargonų. Mano kursiokės šitoje situacijoje elgėsi tarsi žinančios, kas man geriausia, nors pačios nė karto nematė, kiek Viktorija prisidėjo prie mano emocinės gerovės. Tai ir pasakyk joms, kad Jesus Christ, jūs pamatėt vieną fucking tupo battle, TikToko battle ir dabar stumėt ant jos, užaukit pačios neadekvačios. Aš nenoriu nutraukti ryšių su Viktorija. Per šiuos mėnesius su Viktorija aš pagaliau vėl pradėjau šypsotis, džiaugtis smulkmenomis, vėl pasijutau gyva. Net juokaudavau, kad kur ji buvo, kai man jos reikėjo. Kartais pagalvoju, koks mano gyvenimas būtų buvęs spalvingesnis, jei Viktorija būtų atėjusi į mano gyvenimą daug anksčiau. Taigi klausimas, am I the asshole už tai, kad neatsisakiau žmogaus, kuris man reiškia tiek daug, nors mano kursiokės atsiliepė apie ją tragiškai. Tai išgirdus dabar garsiai, kai viską perskaičiau, vis dar galvoju, kad tu asshole? No, of course not. Jeigu būčiau tavo draugė, ar norėčiau būti tavo draugė ir išgirščiau ir pamatyčiau, kad bendrauju su tokio ir tokio Viktorija, tai aš norėčiau susipažinti. Ar tiesiog daugiau paklausti, kad hei, mačiau vakar tavo laivą, jūs ten biški durnai, kaip ir atrodė, durnai elgėtės, viskas tvarkoj, viskas gerai. Aš nieko nenusimanau apie tos TikTok battles, bet jūs ten tikrai nesusėdat politikos ar kriminalus aptarinėti. Jūs ten susėdat, durniuot ir daunėlės ir pinigus gaut, right? So, I don't know. Rinkis tokią draugę,
su kuria pragyvensi iki gyvenimo galo, su kuria prisidurniuosit, prisijuoksit, priverksit iki gyvenimo galo, o ne kažkokios tai kursiokios, su kuriomis kiek, 3, 2, 1 metai liko mokytis ir tada kas bus. Išsiskirskite, 911, blembam, širdies smūgis man. Išsibarstysite po atskirus darbus, galbūt net miestus ir nebebendrausit daugiau. Ar ten susirašysit su kalėdom, su gimtadieniu. Koks skirtumas, ką jos ten šneka? Žinoma, aš nežinau pilnos istorijos, nežinau, galbūt ta Viktorija iš tikrųjų yra kažkoks tai blogas žmogus, kuris, nugrimzdins tave į patį dugną, ten ojojoj. Bet tai tavo pačios pasirinkimas. Dan. Nepasakyčiau, kad tai buvo mano pats rimčiausias Am I the Asshole? Na, gal šiek tiek pradžioje. Bet dabar jaučiuosi turėdama daugiau energijos ir apskritai kai kurios istorijos prajuokina. Vieną kitą apkandžiojo. Bet šiandieną tik tai 8 istorijos, manau, netgi valandos netruks šitas video, kai suredaguosiu pilnai. Kaip ir minėjau video pradžioje, aš nežinau, ar toliau tęsiu Am I the Asshole temą, bet leiskite žinoti komentaruose ir Ačiū visiems, kurie atsiuntė savo istorijos ir tikrai atsiprašau, jog ilgą laiką nepadariau Am I the Asshole temos. Vis pastebiu, kad mano Am I the Asshole video, ta prasme, nuo paskutinio iki, sakykime, dabartinio praeina visą laiką apie kokie 2-3 mėnesiai. Ir aš tiesą sakant nenoriu, jog jūs lauktumėte mano atsakymų, tie žmonės, kurie atsiunčia savo istorijas. Aš nenoriu, jog sėdėtumėte ir lauktumėte 2-3 mėnesius. Tai paprasčiausia nesąžininga jums. Jeigu šiaip įdomu klausytis Am I the Asshole video, galbūt aš galėčiau išrinkti kažką tai iš Reddit, kokią nors ilgesnį istoriją, nes aš pati kartais klausausi OP. Man patinka būtent juos žiūrėti, klausyti. Ir man patinka ilgos istorijos, kur ten maždaug update'as po update'o, ten 10 update'ų praeina ir maždaug finally, we have the ending, po 1.5 valandos. Šiandieną tiek, ačiū už jūsų dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!